Kaip mes paleidom 3 dienas Kopenhagoje? Aš apsivemčiau turbūt. Nuo atrakcionų iki jaukių mūgių. Ir čia taip viskas skaniai atrodo. Spurgos, kakavos, kavos, arbatos, picos, beigeliai, restoranai. Pamatysite, kiek mums tokia kelionė kainavo. Pasiruoškite išvysti Kopenhagos grožį. Opa, turim 2. Alio. Maladėt. Kelionę pradėjom Kauro oro uoste ir iš šios skrydžius į priekį atgal už 2 žmonės sumokėjom 262 eurus. Kodėl toks grožis siaubas, nu ten cepelinis dabar. Nes viskas pasitiko. O Jėzau, tu čia lės. Geras, žiūrėkit, kaip gražu. Kur mes esam šiandien? Mes jau Kopenhagoj einam dabar susirasti traukinuką, su kurio varysim miestą ir ten bus mūsų hotelis. Kažkokia nepažįstama už mane sėdi. Maždaug per pusvalanduką nusigavom į Kopenhagos miestą. Mums dar iki hotelio 3 minučių reikia eiti. Bet turime tokį tiketą, kai pirkom traukiniu ir jisai galioja mums ir autobuso tiketui. Mes ką tik pasikonsultavom čia su turistais. Oi, su vietiniais. Pirmi vaibai tai tokie faini, nežinau, man tai čia taip jauku, visi su turčiais važiuoja, ne tiek daug ir žmonių. Aš nežinau, man čia kažkaip labai jauku. Nu, atrodo, jeigu dabar būčiau Londone tokiu poros metu, tai turbūt biškai būtų kitaip. Laukiam autobuso 2A. Jo, ir su juo mes jau tiesiai iki hotelio. Kas čia vyksta? Svarbu, ar Lietuvoje tu ar Vadainį rajonas yra? Jo. Atvažiavus autobusu tiesiog nuėjome iki savo hotelio ir už 3 naktis mes sumokėjome. Daug studentų čia labai, ieško pažinčių. Irgi studentas. Na jo, bet mes ieškom nuotykių. Wow. Wow, tai fainai. Eiktus. Jis toks kaip sleeping pod. Aha, daiktų tai nelabai yra kur pasiekti, bet... Kaip nėra, va? Nu, pasiekti. Mes nesam buvo tokia mažam. Wow. Žiūrėk, čia romantiškai galima. Wow. Ne, nelabai romantiškai. Ne, nelabai. Wow. Jewel Market, atvykome į mugę, dėl kurios iš tikrųjų čia ir skridome į Kopenhagą. One with banana Nutella. Aš noriu, sakykit, from. And one Nutella and cookie crumbs. Where is one? Lithuania. Are you from here? No. You came here for work? Yes, it's family business. I hand it out. Oh, wow. 16 eurų už dublinukus, nu bet skanus. Ir pasirodo, čia net nėra ta pagrindinė mugė, dėl kurios mes ir atėjome. Čia pasirodo kažkokia mini versija. Yra daug didesnė, tiesiog reikia eiti toliau. Nieko savo, žiūrim, ką turim. Akių fotografija. Dėl mes tokio neturim aparato. Geras. Nu va, aptikome antrą mažą mugę. Kaip jauku per kalėdas. Jėzus Marija, kaip man patinka. Čia va tokie elfai dirba, pasiėmėm tokio kakavą. Kaip čia gražu. Oi, sorry. Trūksta sniego šiaip tais truputėlį. Pavargai vaikščiot? Kiek? Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Einam kažkur pavalgyti skaniai. Nu va, atėjo mūsų restoraną, žiūrėkite, nuo pačiai, sakė biznismenai. Kronborg. Labas rytas. Išsimiegojame, dabar eisim kažkur skaniai pavalgyti. Kaip jums mano orange juice?
tik apsipirkom parduotuvėj. Viskas, jisai ilgesnis nepasidaro. Bet ir nereikia, reini toks kailyje. Yes. Yes. What is the name of it? You guys want to check it out? You want to be in the vlog? Hi. What are your guys' names? My name is Merve. My name is Adia. Okay. Perfin. What's your name? Ebru. Okay, so I'll tell you channel, okay? Atėjom į tokių kiniškų prekių parduotuvę ir išsirinkome tokius va padukus, kadangi mes svečiam Ogyčio tėveliai, va, ded ir mum, paimsim. Beperkant podelius girdime, kad kažkas labai stipriai groja. Oh my goodness. Nu, kiek sumokėjai? 50 eurų. Rimtai? Oh my god! Bet dad and mom parašyta. Bet tikrai mėly. Jo, jie tokie kitokie. Jo, jie tokie kitokie. We'd like 2 tickets, please. Pirksim 2 bilietukus į va tokį laivuką. Atvykom į kažkokią kavinę, įvertinta virš 200 atsiliepimų ir 4,9. Čia yra stipru, mūsų fotografija taip įvertinta yra. Bet čia tipo labai skanus turėtų būti churros. Sakė, pardavėja negali sustoti valgyti tų churrų. Tai sakė, gerai, kad nusipirkat, nes dabar man padėjo. Porą iš manęs atimsiu. Kinder Bueno. Oh my god. Saldumo bomba. You don't speak English? Yes. Amazing. Thank you. Thanks. Nuvilė. Just one step, I hold my breath into the depth with you. Mes dabar eisim namo, šiek tiek pailsėti, nes toks čiučiut jaučiusi nuovargis. Ir tuomet mūsų tikslas ir viso vakaro pramoga bus va tas Tivoli parkas. Žiauriai laukiam, nes iš atsiliepimų turėjo būti labai faina ir labai magical patirtis. Tai ką, varom į hotelį, susirašėm ir važiuojam. Home sweet home, 9 kvadratai. Kiek ko reikia nedaug žmogų? 9 kvadratai ir aš happy. Hi. Hi. We'd like to buy 2 entrance tickets for the Tivoli. Just the entrance. I'm sensitive to ride, so I don't want the full pass because I'm probably gonna die. That's fine. Yeah. Hear you, yeah. So it's 360, please. Tai čia turėtų būti 45 eurai kažkas panašaus. Kem 8? O, pataikiau. Thank you. Čia yra specialus vokiškas kažkoks užkandis. Ne, čia vienas turi laikyti Davai, aš lėkštę, laikau. kitas turi bandyti. Aš laikau. O, kokia lengva. O, labai patinka. Okay. Sorry. Atėjome prie gamblingo. Reikės mesti tokius kamuoliukus šiems gyvūnams į burną. 6 kamuoliukai, 20 kronų. 2 eurai 8, ne taip ir brangu. What can you win here? So you get points in all of our stands, and then you can use the points to get prizes. Huh. So if you play more games, you can save up to points. Oh, okay. Aš pasiruošęs, aš visą laiką pasiruošęs. O, ne. Oh, it's actually harder than I thought. Boom. O, ne. Yay. Okay, your turn. Kamilė Urgaitytė susikaupusi. Atrodo labai lengva. Opa, turim 1. Opa, turim 2. Nice.
10, 3 užskaitė. Daugiau padarė nei aš. Eik, tiesa. Nu, toks man tai per crazy. Aš apsivemčiau turbūt. Oh my god, aš dar tokio nesu matęs. Čia mane tikrai supykinta. Man atrodo, kad tavęs kalnelį turėtų visiškai neužsibuoti. Okay. Nes tu varai vieną trajektoriją visą laiką. Oh, hello! Hi, hi. Visi čia nori būti youtuberiai. Ja. O, šit, varysime vieną frakcioną. Tai Kamilės teorija pasiteisino. Manęs nepykina, kai važiuojama lyg kartingas ar nežinau kaip drifto mašina, bet kai mane siubuoja, taip va tada mane gerai. Tai blemba patiko, paragavom. Toksai labai vaikiškas raidas buvo. Tai dabar norėsis kažko truputėlį ekstremaliau. Sveiki, draugai, mes ką tik 20 minučių prastojėjom prie va šito killerio. Šitie žmonės už manęs užlindo priešais mus. Tai noriu parodyti jų veidus, kad jūs jiems įdėjams susirašytumėt, kad jie gaidžiai. Nieka. Bet jie užlindo ir jie taip negalima daryti. Bet mes esam geri žmonės ir mes duodam durniui kelią. Aš labai noriu, kad mes nesupykintų ir man tiesiog nesugadintų šito vakaro. Pagaliau. Lemba, kem minų prastovėjom. Demonė! It's fine. Nu kaip? Nu, man neverta tiek laukti. O, wow, rimtai? Nebuvo man kažkas super insane, kad valandą stovėti ir laukti. Manęs nesupykino, aš tom džiaugiuosi, bet sujuda ten tie drugeliai viduj, nežinau, vadink, kad nori. Man davai sujudėjo drugeliai. Jo. Labas rytas. Keliaujam pusryčiauti, išrinkau tokį labai fainą restaurantą, 4,9 vertinta, bet truputėlį iki jo reikia daeiti. Tai mes einam per visokias vietinės kopenhageniečių gatveles. Faina pamatyti ir tą tokį local gyvenimą. Va, atvykome. Dutch Cheese and Juice. Hello! Pasiėmėm kakavą, kainavo 6 eurų toks produktas. Oi. Aha. Nu, Kamilė, tai kaip mums ta kalėdinė Kopenhaga? Labai miela. Labai faina tokia magiška jausma. Kalėdų pajusti, nes ten pas mus Lietuvoje vis tiek ne tas pats. Čia viskas magical. Ir tikrai sočiai užtenka vienos dienos ir papildomo vakaro dar. Ja, čia mūsų jau 3 diena ir toks jau nebežinom ką veikti. Bet kur nusipirksi kakavą, jinai bus normali kakava, o ne su vandeniu kaip Lietuvoje skiesta. Kakava turi būti su pienu. Jėzus, man nedaug man kakava. Nu, Kamilė, ar galėtum čia gyventi Kopenhagoj? Galėčiau. Labai turi panašumų su Lietuva, su Vilnium gal labiau, ne su Lietuva. Žmonės kaip žmonės, nei jų per daug, nei per mažai, bet toks labai atrodo geras balansas čia. Ne per daug viskas busy, akivaizdžiai gerai apmokami žmonės, nes visi praktiškai laimingi. Net apsauginiai Tivoli parko laimingi. Kiek vertintum šitą išvykimą trumpą? 10 iš 10, blemba, nu labai fainas. Jisai tokį gerą startą duoda tam tokiam adventiniam laikotarpiu, žinai. Čia labai teisingai sakai. Taip, užsihypinam tom kalėdam čia. O tai slidinėt mums kada reikia nuvaryti, nu, per va šitą žiemos laikotarpį. Supratau, raukas, nematai. Duok man kakao. Sveikas, mes dabar varysime į Kopenhagos Round Tower. Ar gali man papasakoti, kuom jis yra unikalus? Labai trumpai. Kopenhagos Round Tower yra seniausias veikiantis astronominis observatorijos bokštas Europoje. Pastatytas spiralinė rande. Žodžiu, kažkoks seniausias astrologinis observatorijos dar veikiantis bokštas. Oh my god. Wow, gražu.
crazy. Atvykome į tokį coffee shop, vadinasi April. Mums toks bičiukas vienas sakė, kad čia žiauri skani kava, viena iš geriausių. Tai pabandysim. Jau gavom tokios kavytės uždarytos. Oh my god. Mes esame pratę gert kavą su pienu, ne? O čia tokie nice. Kaip sprašta reakcija? Įdomiai. Išėjome iš savo April kavinės ir atsisėdame į restoraną pavalgyti. Užsisakėm lazaniją ir raviolių. Kaip tau, Kamilė, ta mūsų kava? Tai pradėkime nuo to, kiek mes sumokėjom už 2 kavas ir 1 kanelę. 25 eurai. Nu, blemba, šlikštė kava buvo, man aš nežinau. Iššūkis buvo gerti, nenusipirkom, atrodo, tai jau reikia išgerti. Nemegosime iki pat skrydžio, nes kafeinas veikia. Patiko pats konceptas. Tas visas handmade toksai prikolas, kad ten jokio aparato nėra, aš net paklausiau, kodėl ne su aparatu darom. Ten bandė sakyti, bet kažkaip neiškomunikavo, nes sako, we believe ir taip, karoči, taste better. Dabar laukiam raviolių ir lazanijos. Perfect. You ready? 3, 2, 1, and go! Aš laimiu! Number 10! Number 11 is ready! Gerai, tai Kamilės misija yra išmušti tos 4 balionus. Tu šovai vieną? Jo. Kamilė turi 8 šovinius. Jeigu viską nušaunam, mes gaunam daug žetonų. Kamilės susikaupimas. 3 iš 3, tu biškai afigėlini? Eik tu savo. Dabar Kamilė bandys pataikyti tos mažius taikinius. Jeigu pataikai bullseye, gauni 2 pointsų. Oh, you hit the bullseye. Laimėjau taškų 120 ir galim buvo išsirinkti daug maž iš keletos nesąmonių, tai mažiausiai nesąmonė yra šitas 20 lietuvos. Alio! Maladėts. Thank you very much. Have a nice evening. You too. Paskutinį Kopenhagos vakarą nusprendėm užsisakyti labai skanią picutę ir anksti atsikėlus 3 ryto keliavome jau namo. Going home. Ir už visą kelionę mes sumokėjom 987 eurus. Kelionė fantastiška, labai rekomenduoju apsilankyti Kopenhagoje.